Šįkart tęsiu temą apie Klaipėdos senamiestį ir apie planuojamą Bastionų tiltą. Ir papasakosiu jums apie politinės propagandos pavyzdį, kaip klaipėdiečiams parduodama Bastionų tilto idėja. Lietuvos rytas paskelbė straipsnį apie planuojamą Bastionų tiltą. Yra klasikinis politinės komunikacijos pavyzdys, kai visuomeniai pateikiama selektyvi informacija, nutylimi svarbus faktai ir dirbtinai kuriamas įspūdis, kad naujas projektas yra būtinas ir neišvengiamas. Tokio pobūdžio publikacijos iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip žurnalistika, tačiau iš tikrųjų jos veikia kaip valdžios sprendimų pateisinimo instrumentas. Šiuo atveju akivaizdžiai matyti, kad straipsnis neanalizuoja situaciją, o padeda formuoti visuomenės nuomonę palankę jau priimtam politiniam sprendimui. Sąmoningai nutylėta mokyklos gatvės jungtis. Straipsnėje teigiama, kad Klaipėdos centre Danę kerta tik 2 tiltai – Pilies ir Biržos. Toks teiginys yra ne tik klaidinantis, bet ir akivaizdžiai manipuliatyvus. Visi klaipėdiečiai puikiai žino, kad viena svarbiausių transporto jungčių šiame miesto sektoriuje yra mokyklos gatvės viadukas. Būtent ši jungtis šiandien realiai sujungia miesto dalis ir yra viena artimiausių planuojamam Bastionų kvartalui. Dar daugiau, sovietmečiu, kai buvo rengiami senieji urbanistiniai planai, šio viaduko apskritai nebuvo, jį sugalvojo Gentvilas, tuometinis miesto meras. Tai reiškia, kad šiandieninis transporto tinklas yra visiškai kitoks nei tuo metu, kai atsirado idėja statyti naują tiltą. Tačiau straipsnėje šis faktas paprasčiausiai nutylimas. Vietoj to skaitytojui pateikiamas supaprastintas ir klaidinantis naratyvas, kad esą Klaipėdos centras kenčia nuo tiltų trūkumo. Gyventojams buvo žadėtas pėsčiųjų tiltas. Dabar projektuojamas automobilių srauto kanalas. Dar vienas itin problemiškas aspektas – projekto transformacija. Ilgą laiką visuomeniai buvo pristatoma idėja apie pėsčiųjų ir dviračių tiltą. Tai atrodė kaip miestui draugiška infrastruktūra, skirta rekreacijai ir patogiam judėjimui tarp miesto erdvių. Tačiau šiandien jau projektuojamas visai kitoks objektas – transporto tiltas, kuris iš esmės taps naujų automobilių srauto kanalu per gyvenamosius rajonus. Toks projekto pobūdžio pakeitimas kardinaliai keičia visą situaciją. Tai nebėra ramus miesto infrastruktūros elementas. Tai potenciali transporto arterija, kuri generuos papildomus srautus į teritorijas, kurios iki šiol buvo santykinai ramesnės. Naujamiesčio, Bangų ir Baltikalnio gatvių gyventojai tampa eksperimento dalimi. Straipsnėje beveik nekalbama apie tai, kas iš tikrųjų patirs didžiausią šio projekto poveikį. Naujamiesčio gyventojai, Bangų gatvės ir Baltikalnio gatvės bendruomenės faktiškai tampa urbanistinio eksperimento dalimi. Naujas tiltas reiškia ne tik naują infrastruktūros objektą, jis reiškia ir naujus automobilių srautus, triukšmą, oro taršą bei saugumo problemas. Šie klausimai straipsnėje beveik neanalizuojami. Tarsi gyventojų gyvenimo kokybė būtų antraeilis klausimas, kurį galima palikti už politinės reklamos ribų. Projektas slepiamas nuo visuomenės. Dar didesnį susirūpinimą kelia projekto skaidrumo stoka. Iki šiol visuomenė neturi aiškių atsakymų į elementarius klausimus. Kokiomis sąlygomis projektuojamas tiltas, kokia yra projektavimo kaina, kokia bus statybos kaina, kokia transporto analizė pagrindžia šį sprendimą, kokios alternatyvos buvo nagrinėtos. Tokio masto infrastruktūros projektas turėtų būti grindžiamas išsame vieša diskusija ir aiškiais duomenimis. Tačiau vietoj to gyventojai gauna tik fragmentišką informaciją ir propagandinio pobūdžio publikacijas. Ignoruojami miesto piliečiai. Situacija tampa dar labiau paradoksali, kai paaiškėja, kad žmonės, kurie demokratiškai rinko miesto merą, šiandien susiduria su visišku ignoravimu. Prašymai susitikti, paaiškinti projekto esmę ir išklausyti bendruomenės argumentus lieka be realaus atsako. Tai kelia rimtą klausimą apie demokratijos kokybę savivaldos lygmeniu. Savivalda negali veikti kaip uždara administracinė struktūra, kuri priima sprendimus už uždarų durų ir tik vėliau bando juos pateisinti viešųjų ryšių priemonėmis. Ar šis tiltas tikrai skirtas miestui? Vis daugiau klaipėdiečių kelia klausimą, kam iš tikrųjų reikalingas šis projektas. Ar jis iš tiesų skirtas spręsti miesto transporto problemas, ar vis dėlto pirmiausia aptarnaus naujų nekilnojamo turto projektų plėtrą Bastionų kvartale. Jeigu infrastruktūra, kuriame pirmiausia tam, kad padidintų komercinių projektų vertę, o ne tam, kad pagerintų miesto gyvenimo kokybę, tuomet kyla fundamentali problema. Miesto interesas pakeičiamas siauresniais ekonominiais, o gal ir privačiais interesais. Klaipėda nusipelno daugiau nei propagandos.
Klaipėda yra miestas su stipria bendruomenė ir aktyviais piliečiais. Tai nėra vieta, kur sprendimai gali būti priimami tyliai ir pateikiami kaip neišvengiama realybė. Miesto gyventojai turi teisę žinoti tikrąją projekto kainą, matyti transporto analizę, dalyvauti sprendimų priėmime ir gauti sąžininką informaciją, o ne politinę komunikaciją. Todėl Bastionų tilto klausimas šiandien tampa ne tik infrastruktūros projektų. Tai tampa testu, ar Klaipėdos savivalda iš tikrųjų pasirengusi veikti skaidriai ir demokratiškai, ar vis dėlto miestui teks susitaikyti su sprendimais, kurie pirmiausia aptarnauja politinius ir ekonominius interesus.